Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Trumpai ką laidoje matysite. Kelyje Via Baltica skaudi nelaimė, susidūrus 3 mašinoms žuvo moteris. Suvalkijos draugija minėjo 20 metų veiklos jubiliejų. Didelio populiarumo sulaukęs Marijampolės gatvių raidos žinynas dar tobulės. Mirties keliu vadinamoje Via Baltikoje vakar vakare įvyko dar viena skaudi nelaimė. Susidūrus 3 mašinoms žuvo moteris. Po avarijos kelyje nusidriekė kilometrinės spūstys. Vakar apie 5 valandą vakaro kelyje Kaunas Marijampolės Suvalkai Tiešunskų sankryža įvyko didžiulė avarija. Susidūrė 3 mašinos. Automobilis Opel Astra, kurį vairavo 35 metų marijampolietė, išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu link Kauno važiavusiu automobilvežiu Renault. Po susidūrimo sunkiasvorė transporto priemonė tapo nevaldoma ir nuvažiuodama nuo kelio dar susidūrė su prie sankryžos stovėjusiu automobiliu Volkswagen Golf. Jį vairavo 30 metų Marijampolės gyventoja. Į Marijampolės ligoninę buvo išgabentos abi lengvuosius automobilius vairavusios moterys. Deja, Opel Astros vairuotojos gyvybės medikams išgelbėti nepavyko. Ti ligoninėje mirė. Volkswagen vairuotoja dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę. 41 metų Lenko į Taliną vežusio automobilius nuomonę, lengvojo automobilio vairuotoja iš šalutinio kelio į magistralę ko gero įvažiavo neatsargiai, neapsidairiusi, nors eismas čia labai intensyvus. 8 automobilius vežęs Lenkijos pilietis nesusižeidė. Susidūrus automobiliams į visas 4 sankryžos pusės nusidriekė kilometrinės spūstys. Eismas magistralėje buvo atnaujintas vakare prieš 8. Prieš 20 metų Marijampolėje įsikūrė draugija Suvalkija, minint veiklos jubiliejų prisiminti iššūkiai ir laimėjimai, įtvirtinant nuo abiejų okupacijų nukentėjusių asmenų lygiateisiškumą. 20 metų demokratijos ir žmogaus teisių sargyboje. Taip savo veiklą įvardina draugijos Suvalkija vadovai, narius, pagalbininkus ir draugus sukvietę į jubiliejinę konferenciją. Prieš 20 metų Marijampolėje įsikūrusios draugijos pagrindinis tikslas – įamžinti po 1941 Vokietijos ir Tarybų Sąjungos pasirašytos sutarties iš Vokietijos okupuotos Suvalkų krašto į TSRS okupuotos Lietuvos teritoriją perkeltų asmenų atminimą ir ginti nuo 2 okupantų susitarimo nukentėjusių asmenų teises. Vokiečiai traukėsi, mes traukėmės visi prie sienos ir vėl buvo svajonė, kad bus Lietuva iki Augustavo kanalų. Tai čia mes buvom atkelti į Sūduvą ir vėl susitelkėm, dalis grįžo, o Lenkai išvarė atgal mus. Integravomės, o paskui atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mes buvom už borto atsidūrėm nuo visų įstatymų. Tada, kadangi mūsų čia dauguma ir mes tokiam protingam mieste ir Sūduvos sostinėje gyvenom, labai daug tų nuskriaustų žmonių buvo. Ir būtent čia susikūrėm draugiją. Per 20 nuoseklios ir kryptingos veiklos metų, glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos Seimo ir vyriausybės institucijomis, draugijai pavyko įtvirtinti nuo abiejų okupacijų nukentėjusių asmenų lygiateisiškumą. Taikiais pasiūlymais, per Seimą, per bendradarbiavimą, priimami įstatymai diskriminaciniai panaikinami, tai reiškia, tai yra žmogaus teisės apginamos ir tvirtinami valstybės demokratijos pagrindai. Tačiau draugijos kelias nebuvo lengvas, kupinas nuolatinių ieškojimų, iššūkių ir laukimo. Tik tai 2000 metais priėmė įstatymą ir mus pripažino kaip perkeltaisiais, kurie perkelti buvo. Liepos 1 dienos pradėjo mokėti valstybinę pensiją, taip kaip ir tremtiniams. Liko tik tai kurie vaikai gimė čia Lietuvoje iki karo pabaigos.
Ir dabartys jau pradėjome šitą klausimą 8 metus spręsti ir galutinai dar jis neįspręstas. Jau įstatymas priimtas, kad mes gimę čia vaikai iki karo pabaigos taip pat būsime pripažinti kaip nukentėjusieji. Bet dar nepriimtas yra pataisa įstatymų, pensijų įstatymė. 5 įstatymo pataisos priimtos ir tik vieno mums trūksta per 20 metų. Dabar veikloje jau reiškiasi aktyvūs ir sąmoningi perkeltųjų vaikai ir vaikaičiai. Todėl ilgai ir sėkmingai veikiančios visuomeninės organizacijos darbas buvo apibendrintas konferencijoje, kur prisiminta istorija, pranešimus skaitė svečiai iš Punsko ir kitų Lietuvos draugijų, kalbėta apie Suvalkų krašto lietuvių likimus po karo, sunkius okupacijų kelius ir dabartinę situaciją, taip pat draugijos tęstinumo galimybės. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje veikia paroda Išsaugota atmintis Žinyno Marijampolės gatvės raida 2016–18. Ji pristato projekto atliktus darbus ir būsimus planus. Praėjusiais metais buvo pristatytas unikalus internetinis žinynas Marijampolės gatvės, kuriame pateikta tekstinė ir vaizdinė informacija apie miesto gatves. Žinynas sulaukė didelio lankytojų dėmesio. Jo rengėjai atsižvelgdami į pageidavimus nutarė išplėsti žinyno turinį, papildydami jį informaciją apie mieste esančius istorijos ir kultūros paveldo objektus. Bibliotekoje veikia paroda Išsaugota atmintis Žinyno Marijampolės gatvės raida 2016–18 metai. Ji pristato atliktus darbus ir būsimus planus. Norime jį išvystyti iki Marijampolėje svarbaus ir gal vienintelio mieste esamo internetinio žinyno. Todėl per 16 metus planuojame pateikti Marijampolės kultūros paveldo objektus. Jų yra gerokai virš 100. Ir juos suskaidomi į įvairias kategorijas, tai paminklus, atminimo lentas, bažnyčias, kitus architektūrinius pastatus svarbius mūsų miestui. Ir juos kaip ir gatves išsamei aprašysime, iliustruosime ir pateiksime visuomeniai. Šis žinynas daugiausia skirtas turistams, todėl informacija apie objektą pateikiama maksimaliai sukonkretinta ir tiksli. O kad aprašymas nebūtų nuobodus, į faktus planuojama įpinti legendų, prielaidų ir spėlionių. Kadangi ketiname visą informaciją išversti į anglų ir rusų kalbas ir pateikti jomis ir informuoti būtent atvykstančius turistus į mūsų miestą, kur galima aplankyti mūsų objektus. Kadangi centre miesto viskas tvarkoja, visi mato, randa paminklus ir panašiai, tačiau yra ir užmiestyje svarbių objektų, prie kurių dažnas turistas nepatenka. Ateityje žinyne naršyti ir ieškoti paveldo objektų bus galima pasitelkus interaktyvų žemėlapį. Tekstas bus papildomas fotografijomis, dokumentais ir vartotojų patogiu nuorodų lauku. Žmonės turintys įdomios informacijos kviečiami ją pasidalinti. Mes visą laiką prašome padėti, jeigu žino įdomių faktų, kurių gal mes nežinom, arba turi fotografijų, iliustracijų, kurios papildytų mūsų žinyną, tai visada kviečiam ir laukiame jūsų. Šio projekto rengėjai džiaugiasi, kad žinynas sulaukė didelio lankytojų dėmesio. Sulaukėme visko ir kritikos, aišku, daugiau pagyrų, o dėl žinyno lankomumo tai galiu pasakyti, kad tai vienas iš rodiklių, kuris skatina mus tobulėti ir siekti kažko daugiau, nei kad esame padarę. Būtent šioje parodoje esame ir pateikę statistiką, tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, jeigu žinyne apsilanko daugiau kaip 1000 lankytojų per mėnesį, tai verta susimastyti ir tęsti šį darbą. Marijampolės vadovai šiandien priėmė Norvegijos Kvamo ir aplinkinių savivaldybių Lions klubų atstovus. Svečiai, kaip ir kasmet prieš šventes, atvežė Kalėdų karavaną dovanų savivaldybės daugiavaikėms šeimoms. Marijampolėje šventinę nuotaiką jau skleidžia ne tik įspūdinga eglė aikštėje, bet ir svečiai vieni po kitų apsilankantys savivaldybėje su dovanomis ir šventiniais linkėjimais. Šiandien svečių iš Norvegijos diena.
Gausi Kvamo ir aplinkinių savivaldybių Lions klubų delegacija šiandien susitiko su meru, savivaldybės administracijos direktoriumi, kitais administracijos atstovais. Marijampolės garbės pilietis Agnaras Hoiseteris kasmet suburia komandą ir į Marijampolę atvyksta su kalėdų karavanu. Šiemet delegacijoje beveik 30 žmonių, kai kurie mūsų mieste pirmą kartą, kai kuriems tai jau įprastas vizitas. Vienas svečias prisipažino į Marijampolę atvykęs jau 20 kartą. Svečiai pasidžiaugė draugystę su Marijampolės savivaldybe ir ypač puikiu bendradarbiavimu su socialinių reikalų departamentu. Departamento specialistų dėka Norvegų parama visada pasiekia tuos, kam jos labiausiai reikia. Delegacija apsilankė Degučių vaiko dienos centre, Kartų namuose, susitiko su Žiburėlio daugiafunkcio centro auklėtiniais. Rytoj 10 valandą visi gyventojai kviečiami į Jono Basanavičiaus aikštę susitikti su svečiais ir pasivaišinti jau tradiciją tapusią kalėdų karavano sriuba. Vėliau kalėdų karavanas su dovanomis aplankys beveik 100 savivaldybės šeimų. Ir svečiai, ir savivaldybės vadovai pasidžiaugė, kad šio bendradarbiavimo dėka tiek daug šeimų ir juose augančių vaikų šią šventę sutiks laimingesnė ir prie gausesnio vaišių stalo. Nepamiršo Marijampolės ir kiti ilgamečiai partneriai iš Norvegijos. Lešos savivaldybės delegacija dovanomis pradžiugino vaikų globos namų gyventojus, o savivaldybės administracijai pateikė tolesnio bendradarbiavimo pasiūlymų. Dovanomis ir gerumu su Marijampolės savivaldybės gyventojais kasmet prieš šventes dalinasi ir kiti Norvegijos atstovai iš Lešos savivaldybės. Šįkart svečiuojasi Lešos savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas bendradarbiavimo koordinatorius, taip pat planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas ir pirmą kartą Marijampolėje ir apskritai Lietuvoje viešintis Lešos savivaldybės administracijos direktorius. Pastarasis sakė norėjęs iš arti pamatyti, kaip vyksta ilgametis bendradarbiavimas. Direktorius pabrėžė, kad Lešoje domimasi įvairiomis bendromis veiklomis, ypač susijusiomis su sveikatos apsaugam. Taip pat svečiai labai norėtų plėtoti ir jaunimo bendradarbiavimą. Kadangi 2016 bus jubiliejiniai 10-ieji Marijampolės ir Lešos bendradarbiavimo metai, pasiūlyta surengti bendrą jaunimo projektą ir taip įprasminti draugystės jubiliejų. Taip pat svečiai sakė, norėtų pasimokyti iš Marijampolės pavyzdžių, kaip dirbti su tėvų globos netekusiais vaikais, kadangi dabar į Norvegiją plūsta daug pabėgėlių, tarp kurių labai daug našlaičių. Tokią progą norvegai turėjo apsilankydami bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kur įgyvendinant reformą apgyvendinti buvę Putino globos namų auklėtiniai. Taip pat svečiai lankėsi Marijampolės ligoninės vaikų skyriuje, Žiburėlio daugiafunkciame centre, vaiko tėviškės namuose, Švento Arkangelo Mykolo parapijos Karito vaikų dienos centre. Žinoma, niekur nėjo tuščiomis, visur vaikai buvo apdalinti dovanomis, apgaubti dėmesiu ir šiluma. Štai tiek informacijos paruošėme šio penktadienio žiniose. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu smagaus savaitgalio. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Ši naktis bus debesuota, nedideli krituliai, vėjas pietvakarių, jo greitis 6 metrai per sekundę, nakties temperatūra apie 3 laipsniai šilumos. Šeštadienis bus mažai debesuotas, numatomi nedideli krituliai. Pūs vakarų vėjas 6 metrų per sekundę greičiu, dienos temperatūra 4 laipsniai šilumos. Sekmadienis bus apsiniaukęs, nedideli krituliai, vėjas vakarų 3 metrų per sekundę greičiu, dieną termometras rodys 4 laipsnių šilumos.